Labą dieną. Prašom užeiti. Audimo studija. Veikia nuo 2017 metų. Tai pradžioj buvo 2 staklės, paskui 3, o paskui jau 4. Audžiu aš viena kol kas ir turiu mokinių, kurių yra kartais 3, kartais 1, kartais 2. Čia yra lietuviškas staklės, vilnietiškas. Mano mokytojas pats jaunystėje pasigamino ir man jas perleido Vladas Daškevičius. Meistro gamintos iš Klaipėdos ąžuolinės staklės, lietuviško modelio. Labai mėgstu, ant visų mėgstu iš tikrųjų. Šitų dar nežinau, čia švediškos staklės yra, švediško modelio, dar reikia jas pakurti. Čia yra Japonė, viena mokinė audė, čia kita mokinė atėjo lietuvė, čia japonai audė, visa šeima 4 jie audė, bet šiandieną šitą išsirinko spalvą, indigo aišku. Tada čia vat yra šį rudenį audė irgi Japonė, viena ir dar viena, 3 buvo iš karto mokinės 3. Atvažiavo į Lietuvą į studijam audimo pabandyti austi su linu. Suranda mane ir pasako, labai noriu. Ir tas noras turi būti didelis, nes jeigu noras nedidelis, tai tada labai greit baigėsi.